Dabar savo žaidime padariau, kad šitas robotas vaikščiotų atsitiktinai, mes jau tai jau padarėme. Jisai juda amžinai. Dar galėtume padaryti, kad jis, jeigu atsitrenkia į sienas, reaguotų. Bet aš norėjau padaryti, kad kai jie susiliečia, mano robotas grįžta atgal į namus. Tai valdyk skiltyje aš padariau, jeigu dengia V5 mano vežliuką, tada V1 grįžta namo. Arba galėtų, pavyzdžiui, įsijungti pabaiga, slėpkis V1, nutraukiamo procedūrą. Čia jau būtų apsisprendimas, ką norime daryti. Jeigu šitų skliaustelių nebūtų, žaidimas baigtųsi ir jau sustotų. Tai dabar pasižiūrime, kaip veiks. Startas. Paleidžiu. Ir dabar vežliukas mūsų juda. Ir jeigu jie susidurs, tai mūsų vežliukas štai susidūrė ir grįžo atgal į namus.